Jie klausė manęs, ar rytoj gyvent geriausia, ar po 10 metų gausim tą gyvenimą lengviausia. Sunkiausia tai suprast, kad esame nuo ten, kur viskas prasidėjo. Pasikeitė tik tas, kad tada dar savais pasitikėjom. Ryte į 9 aukšto horizontą žvelgiu aš, iš savų tikėnas aš, kurį šį vaizdas daro stipriu ir ne visiems tą suprast. Suktus ir triukšmas, viduje ramybė, labiausiai tai mėgstu dėlioti aš gyvenimo natas. Skirtingos istorijos ant kiekvieno bloko sienos, amžinai gyvos ir kalbančios daugiausia. Iki šiol ten laisvo žodžio ieškos, baisiausia tas, kad tos tiesos žmogui kelia tas pačias gėdas. Amžiams atsimint, kas visą tą pradėjo, kas matė juodą baltą ir su karūnos neimfikso trakais per geležinkelį gyvenimo dundėjo. Gimus jau tikslas buvo pasiektas, kad už realybę mano uostas nominuotas, kad nuo mažen žinau, kodėl svarbus hip-hopas, kokį svorį iš čia duoda ir ką palieka mūsų blokams. O pas mus ko gero viskas per tą patį, pasikeitė tik kažio tinklas ir kad pėvomis nebėgame čia basi. Pro balkoną vis girdi šokai minų amsis ir nuo to man gera, nes gyvenime ne tik žodžiai, bet ir daugiabučių džiunglės dera. Jos amžinybę ir ramybę mena, tačiau ta amžinybė baigės, kai matai kitus vaikus savo smėliai dėžėje gyvenant. Lieka tik suprast, kad vieninteliai tik mes čia senstam. Siūlos gyvenimo vis artin artėja savo krašto, liks tik tai kalbos ir šitos atvirutės. Ir kiti, kurie kartos, kaip gyvent čia buvo sunku ir buvo gera. Amžinos daugiabučio džiunglės, miegamieji rajonai, visi miega savo džiunglėse, o man nesimiega, nes tos džiunglės mano širdį vis per naują liečia ir vis kalba. Jos vienintelės liks, kurios matė mūsų gyvenimo šaltį ir sausrą.